Sveiki gyvi, mūsų mėlėjai Slenksčio žiūrovai, klausytojai, malonioji auditorija. Su jumis Audrys Antanaitis ir Slengstis. Pokalbiai apie žurnalistiką ir ne tik. Šiandien pokalbis išties apie žurnalistikos reikalus, kadangi mūsų svečias Medijų rėmimo fondo direktorius Ruslanas Iržikevičius. Labadiena, Ruslanai. Sveiki. Ir šiandien tamstai turėtų būti ypatinga diena, kadangi Seimo kultūros komitete turėjo metinį, kaip supratau, atsiskaitimą Seimui. Ką jūs pasakėte Seimo kultūros komiteto nariams? Tai visų pirma, dar kartą sveiki ir ačiū už šią progą būti jūsų tinklalaidėje. Tai buvo didžiulė diena mums, nes kartą per metus pagal įstatus mes turime atsiskaityti Seimui, tai buvo ataskaita fondo 25 metų, ne 26, bet 25 metų. Tai pasakėme viską, ką nuveikėme. Nuveikėme labai daug ir sukūrėme dar papildomą programą, nes dabar jau nebe 4, bet 5 programos, bent jau 25 metams. Taip pat daug buvo reikalų su įgyvendinimu ir tos programos ir kitų programų. Turėjome 2 konkursus taip pat. Ir fondo finansavimas buvo padidintas. Būtent dėl tos 5 programos, tai fondo finansavimas kilo nuo 6,5 milijono iki 10,5 milijono. Taip pat fondas, kadangi mes turime ir administravimui skirtų lėšų, yra 8%, būtent tuo metu buvo skirti fondui. Tai į tą sumą įeina ne vien tik tai darbo užmokesčio fondas, kuris yra neliečiamas, bet taip pat ir papildomi projektai, neturinio projektai. Ne veiklos projektai, bet taip pat ir įvairių, aš kaip jas vadinu, meškerių gamyba. Mes su projektais ir veiklos principu mes dalyjame žuvį visiems. Taip. O su būtent administravimai skirtomis lėšomis mes gaminame meškerės. Gerai, Ruslanai, jūs pateikėte dabar tokią schemą, gana plačią, bet aš bandau suprasti, kai jūs sakote, kad daug nuveikėte, kuo aš neabejoju, ir patvirtinate, kad finansavimas buvo padidintas, bet daug kas mes žinome, kad jis buvo iš pradžių sumažintas, paskui padidintas. Paaiškinkite šitą, kad paprastas klausytojas galėtų suprasti. Žinoma, tai kadangi aš kalbu būtent apie ataskaitę, tai kalbu apie 25 metus. 25 metuose. Tada jis dar nebuvo sumažintas. Teisingai, laiko kilpa. O gal aš dar truputėlį apie tą pačią ataskaitą pakalbėsiu. Prieisiu prie to. Tai kame yra, nes kadangi mes galėjom taip pat palyginti ir 24 metus jau su 25 metais, tai ką mes matome? Matome, kad nors ir padaugėjo pinigų, bet poreikis taip pat auga. Taip pat auga ir poreikis, kuris buvo 24 metais, 25 metais, nors ir finansavimas padidėjo, bet poreikis taip pat padidėjo, kadangi ir yra daugiau viešos informacijos priemonių, kurios kreipiasi dėl finansavimo. Tai čia yra toks, ir geras, ir blogas dalykas, kadangi nuostabu, kad yra daugiau projektų, kurie kreipiasi, viešos informacijos priemonės, kurios su projektais kreipiasi į fondą. Bet aišku, yra blogas dalykas, kad finansavimas yra, koks yra. Bet 25 metai buvo tokie, sakyčiau, fondo auksiniai, ta prasme, kad dėl finansavimo padidėjo. O smarkiai padidėjo? Taip, padidėjo smarkiai, nes, kaip ir minėjau, nuo 6,5 iki 10,5. Tai iš tikrųjų ženklus. 4. Ir jis pasiskirstė tada to lygiai per programas, plus viena programa? Ne, jis pasiskirstė mes jau nuo fondo pradžios, tai kaip fondas buvo kūrimas, kame ir yra to fondo būtent visas grožis, kad
sektoriaus, žiniasklaidos sektoriaus atstovai susirinko ir jie nusprendė, kaip padalinti finansavimą. Tai yra, galim sakyti, picos pagrindų ir buvo 4 programos ir 4 programose buvo padalinti pinigai, bet netolygiai, nes kiekvienai programai buvo skirta šiek tiek daugiau, šiek tiek mažiau. Čia fondo taryba. Čia fondo taryba taip nusprendė ir yra 1, 2, 3 ir 4 programos, tai tuo metu, kiek pamenu, regionams buvo 38% nuo viso fondo, nuo visos picos. Tada kultūrai šiek tiek mažiau, 36%, naujienams ir tyriamai žiniasklaidai ir stipendijams tuo metu buvo skirta 21%, tautinėms mažumoms ir diasporai buvo 5% skirta. Tai jūs turite omeny tuo metu, tai 24 metais. Taip. Ir tada 25 metais į fondą taip pat įsiliejo ir 5 programa su 4 milijonais. Tai tada ta pica padidėjo, bet finansavimas kaip ir liko tas pats, aš kalbu kitoms programams, bet procentaliai jis sumažėjo, kadangi atėjo būtent ta 5 programa. O tai ta 5 kokia? Čia yra žiniasklaidos priemonėms, tos, kurios patiria nuostolius dėl reklamos, kazino reklamos, žodžiu. Tai dėl netektų pajamų. Dėl netektų pajamų. Taip. Bet iš esmės čia tik tai tam tikrai daliai. Čia yra pinigai. Taip, nes ne visos žiniasklaidos priemonės turėjo būtent tą. Ir dabar kalbant apie būtent šiuos metus, 26 metus, kadangi biudžetas buvo priimtas 25 metų gruodžio mėnesį ir buvo nutarta, kad kultūros sektorija visi sektoriai, visos būtent grandis kultūros turėtų skirti 5% gynybai krašto. Tai to pasiekoje buvo ir 5% nureštino nuo fondo, kas yra 555 000 eurų. Kadangi įvyko kaip įvyko, tada aš kiek suprantu buvo suprasta, kad gal ir net turėjo taip įvykti su medijų rėmimo fondu. Nes kitaip tariant, žiniasklaida taip pat nacionalinio saugumo reikalas. Mes su jumis sutarėme dėl to dalyko. Mes kariaujam žiniasklaidą, Lietuvos žiniasklaida kariauja informacinius karus dabar. Mes esam dabar ta pirmoji fronto linija. Nepamirškime, kas darosi, kai Rusijos okupantai okupuoja teritorijas Ukrainoje. Tai pirma atvyksta okupantai, kurie daro savo žiaurius reikalus, o po to atvyksta iš karto žiniasklaidos priemonės, kurios perima vietinę žiniasklaidą, žodžiu, vietinę rinką ir panašiai. Tai yra sudedamoji dalis būtent ir to pačio informacinio karo, kuris vyksta dabar, o Lietuvoje jis vyksta. Tai mes ir taip ir motyvavom, kad, klausykit, kaip krašto apsaugos ministerijai pinigai didėja, o mums kaip fondui, kuris yra atsakingas už žiniasklaidos taip pat ir išsigelbėjimą ir gyvavimą, nuo mūsų pinigai yra nurežimi. Ruslanai, kai jūs motyvavote, buvo tam tikras laikotarpis, kai vis dėlto valdžia bandė suprasti, kas įvyko, per tą laiką jums teko tam tikrą bado dietos laikytis. Kaip jūs sprendėte šitą reikalą, tą sumažėjimą? Nuo visų programų, taip pat ir nuo administravimo buvo nukirpti 5 kablelis, ten po kablelio taip pat yra keli skaičiai. 5,5 buvo nukirpta nuo kiekvienos programos. Bet kai kam tai galėjo būti ypatingai skausminga, turbūt ypač mažiesiems. Mažiesiems buvo labai skausminga, nes poreikis, pavyzdžiui, regionams yra patenkinimas mažiau negu 40%. Poreikis, daleiskim, jeigu yra 100% poreikio, kai kreipiamas į konkursą, būtent, kai vis tiek tu išsakai, kokios tau lėšos reikalingos tam, kad tu galėtum padaryti projektą gerą, įgyvendinti projektą. Tai iš to, kas buvo
paprašyta, ko buvo paklausta, mes galim patenkinti tik tai 40% regionams. Kalbant apie tautinės mažumas, 30% tik tai mes galim patenkinti būtent to poreikio. Tai čia šiandieną taip pat buvo akcentuota ir ataskaitoje, kad ypatingai mažieji kenčia, nes viena iš fondo misijų, kas yra, manau, viena iš svarbiausių, tai kad mes turime dėti visas pastangas išlaikyti įvairovę. Informacijos įvairovę, kuri dar Lietuvoje yra ir mes ją turime išlaikyti. Jeigu fondo finansavimas mažėja, tai ir labai galimai tos įvairovės taip pat mažės, įvairovė taip pat mažės, nes jau ir turime dėja ir blogų pavyzdžių, kai atsiranda informacinės dykros, ar tos dykumas vadinkime. Tai čia yra labai blogai, nes jeigu regione atsiranda informacinė dykuma, vietoj jos, šventa vieta tuščia nebūna. Ir vietoj jos atsiranda įvairūs informaciniai kanalai, Facebooko grupės ar Telegramo kanalai ir panašiai, kurie taip turbūt teikia informaciją, bet ten žiniasklaidos ar žurnalizmo nėra. Ir regionai, kurie neturi būtent patikimos žurnalistikos, kas žiniasklaidos. Teikia ir su kokia intencija. Taip. Tai va tas yra labai ir netgi pasienio regionai jau pradeda būtent taip jau jaustis. Taip, mes turim, pavyzdžiui, prie Baltarusijos vienas regionas, nenoriu minėti, jau nebeturi laikraščio, nes jis paprasčiausia užsidarė. Ir kai užsidaro laikraštis, viskas. Tautinių mažumų žiniasklaida irgi labai aktualus reikalas. O Ruslanai, kaip susiklostė, kad tik tai 5% jai skiriama? Tuo metu buvo 5%, nes kaip ir šiandieną taip pat ir gerbiama tarybos pirmininkė Vaiva paminėjo, kad tuo metu, kai buvo ta pica dalinama, tai mes dar neturėjome to didžiulio naujų emigrantų antplūdžio. Taip. Tai aš kalbu ir pabėgėliai ir iš Ukrainos, ir iš Baltarusijos, ir taip pat kiti migrantai, kurie dabar jau yra jų gana nemažai. Tai kurie skaito kitom kalbom. Kitom kalbom. Taip, ir vakar skaičiau, kad Vilniuje yra 13%, kurie yra nėra ES piliečiai. Jau 13% Vilniuje. Tai tuo metu buvo tokia situacija. Dabar situacija yra pasikeitusi. Bet kadangi tuo metu buvo 5%, bet kadangi atėjo dabar ir yra 5 programa su 4 milijonais, tai kaip minėjau, visų kitų susitraukė tas picos gabaliukas, nors finansavimas liko tas pats. Tai būtent tautinėms mažumoms, kadangi mes 4 programoje turime tautinės mažumas ir Lietuvos diaspora užsienyje, tai tautinėms mažumoms lieka 1,5%. Nuo viso finansavimo. Tai Ruslanai, paaiškinkite, kodėl tiek mažai. Buvo 5, lieka 1? 1,5, nes kaip minėjau, kadangi atėjo 4 programa su 4 milijonais, buvo 5% ir susitraukė iki 3. Taip, dėl to, kad padidėjo bendra suma. Taip. O skaičiais konkrečiais? Tai yra plius minus apie 200 tūkstančių, 180 ar 190 tūkstančių. Apskritai yra skiriama tautinėms mažumoms. Mes turime, Lietuvoje yra plius minus apie 15% tautinių mažumų. Tai mes skiriame 10 kartų mažiau tautinėms mažumoms negu ta procentali išraiška Lietuvos gyventojų. O dabar tas pereinamasis laikotarpis, kada buvo sumažintas finansavimas ir negrąžintas, baigėsi jau? Tai jis turėtų baigtis, kadangi šiandieną yra 17. Šiandieną yra turbūt 17 diena, tai mes labai tikimės, kad 22 dieną jau paskelbsime ir tą krašto apsaugos ministerijos mūsų suorganizuoto programą, kuri gražins tos 555 tūkstančius į fondo tą katilą, į tą pizzą. Ir tada mes galėsime jau paskelbti konkursą jau šiems metams 22 dieną. Tai Ruslanai, gal jūs tada papasakokit plačiau apie tą konkursą, kas gali pretenduoti, kas gali rašyti projektus, nes, kaip supratau, nebus automatiškai pridedama kiekvienam projektui po 5%. Ne.
Ir viskas teisingai, jau jie įsibėgėja, metai jau įpusėję yra, tai kas konkrečiai vyks, koks konkursas? Taip, tai bus pilietinio atsparumo tema vystoma, aišku. Labai puiku, kad mes sukūrėme atskirą programą, būtent tai dabar yra sukurtas precedentas to vadinamo horizontalaus bendravimo, kadangi mūsų biudžetas yra skiriamas kaip atskira eilutė valstybės biudžete, Seimas patvirtina. Tai dabar mes esam sukūrę atskirą programą, pagal kurią dirbama tiesiogiai su ministerija, tai šiuo atveju su Krašto apsaugos ministerija, su KAMO. Taip. Ir esam sukūrę būtent programą, kurią galėsime panaudoti ir dirbant su kitomis ministerijomis. Tai čia yra didelis pliusas. Dabar, kalbant apie pačią programą, tai joje galės dalyvauti regionai. Regionų redakcijos. Taip, mes kalbam apie redakcijų, sakysime, vardu. Taip, tai mes kalbam, būtent, kadangi regionai yra mūsų antra programa, taip. Tai būtent antros programos dalyviai galės, kurie papuola į tą antrą programą, jie galės ten dalyvauti. Taip pat galės dalyvauti tautinės mažumas ir čia būtų ketvirtoji programa, taip. Ir diaspora. Taip. Ir taip pat trečioji programa, tai yra naujienų tyriamosios žiniasklaidos būtent atstovai. O interneto portalai? Tai va čia taip, būtent va čia ir yra nacionaliniai faktiškai. Jo. Taip. O ar yra startuolių kokia atskira programa? Startuolių tokios atskiros programos, būtent man čia reikėtų, žinokit, pasitikrinti, bet būtent šitoje programoje, kiek aš pamenu, nėra. Apskritai yra, bet šitoje programoje aš kiek pamenu. O gal tada... Bet čia reikėtų dar man pasitikrinti. Bet, Ruslanai, tada apie tuos, kurie atsiranda, įsikuria ir nori pretenduoti tam tikrą paramą, kurie, sakysime, dar neturi įdirbio. Taip. Tai jau taip plačiaja prasme, kaip jiems fonde surasti savo erdvę? Per startuolius. Būtent per startuolius, nes... Ir kokie tada reikalavimai, kokie pageidavimai ir kokios galimybės? Finansinės, žodžiu, mes esam skyrę po 5%, nuo kiekvienoje programoje yra po 5% skirtas startuoliams. Tai startuoliams tai yra naujas dalykas, kadangi pirmus metus to nebuvo, tai 25 metais taryba nusprendė taip pat ir pagelbėti tiems, kurie ką tik yra įsikūrę. Ir tokių atsirado? Ir tokių atsirado. Nėra labai ten, kol kas nėra antplodžio, kaip sakant, bet tokių jau yra. O startuolis laikomas tik pirmus metus? 2 metus. 2 metus. Jeigu tu esi, jeigu tu dirbi jau pusantrų metų, tu dar esi startuolis. Taip. Bet jeigu jau 2 metus esi padirbęs, tu jau nebesi startuolis. Ten jau tada... Turi suspėti pateikti projektą iki tų 2 metų pabaigos. Taip. Ir kokie dar būtų, pavyzdžiui, neatsiranda kokiu nors, švelniai tariant, ar grubiai tariant apgavikų, ar tų, kurie nori pasimti pinigus ir išnykti. Taip, tam yra sukurti instrumentai, kad tokiu atveju nebūtų. Tai visų pirma, tas startuolis, jis turi būti prisiregistravęs prie Virsio. Jis turi būti Virsio, žodžiu, dalyvis. Taip pat startuolis turėtų neturėti problemų su valdiškais namais, kaip sakant, tai ir etikos reikalai ir panašiai. Taip pat startuolis neturėtų turėti jokių ryšių su politikais. Čia jau yra bendra programa ir bendri reikalavimai. Bet startuolis taip pat jam netaikomi tokie griežti reikalavimai, kurie yra taikomi jau nestartuoliams. Kitaip tariant, reitingai, žiūrimumas. Taip, tau reikia įrodyti, kaip įrodyti, bet reikia įsipareigoti, kad tu per tiek ir tiek laiko pasieksi tokius ir tokius, žodžiu, kriterijus, tokį lankomumą ir panašiai. Tai yra čia truputėlį, kaip sakant, į ateitį. Yra žiūrima į ateitį ir bandoma padėti startuoti ir tada tikimasi, kad ateityje, kai tu jau būsi įsibėgėjęs, pasieksi tuos būtent kriterijus, kurie yra apibrėžti. O sakykime, vadinami influenceriai ar tinklalaidžių kūrėjai, jie neturi galimybės kandidatuoti. Tai jie turi būti prisiregistravę Virsija.
Tai pradėkime nuo to. Vyriausybės registruoja žiniasklaidos priemonės. Taip, tai turi būti viešos informacijos priemonė, VIPas, kaip mes vadiname, nes mes pagal dabartinės taisyklės mes finansuojame viešas informacijos priemonės. Tai yra toks dalykas. Taip, na, o dabar grįžtame prie tų, sakykime, grąžinamų pinigų. Ar tai tik tai šiais metais krašto apsaugos ministerija, ar vis dėlto jau suprasta, kad negalima iš žiniasklaidos atiminėti? Tai va čia ir yra problema, kadangi mes kurdami tą 6 programą su krašto apsaugos ministerija, mes suprantam ir mums buvo daug kartų pasakyta iš krašto apsaugos ministerijos, kad tai yra vienkartinė programa. Vienkartinė, kad 27 metais. Pasakė tik tai šiems metams. Taip, tik tai šiems metams, 27 metams, antram pusmečiui, tai jos turės bus įgyvendinti iki 27 metų. O kas toliau tada, Ruslanai? O toliau dėja mes matome, kad bent jau pradinėje stadijoje fondo finansavimas yra nukentėjęs. Mes turime nebe 10,5 milijoną, bet dabar turime 9 milijonus 999 tūkstančius. Tai yra tas 27 metams mūsų biudžetas yra sumažintas. Sumažintas nuo to, kas buvo prieš tai. Mums, kaip ir buvo, neoficialiai kaip ir pažadėta, kad jis grįž 27 metams, jis bent jau grįž į 25 metų lygį. Bet dabar matome eilutes, kad jis bus 26 metų minus 555, tai yra minus 6 programa. O kur jūs tas eilutes pamatėte, nes biudžeto projekto tai dar nėra? Bet... Taip, tai mes matėme, tai čia buvo signaliniai skaičiai. Čia buvo praeitą trečiadienį, buvo kultūros komiteto posėdis ir buvo aptariama perspektyva, finansavimo perspektyva 27 metams ir gerbiama kultūros ministrė ten pristatė būtent ministerijos matymą. Ir būtent ten mes pamatėme tokius skaičius. Ką jūsų manimu Lietuvos žurnalistai galėtų daryti, kad vis dėlto šita situacija šiek tiek keistusi? Ir ar galite, Ruslanai, palyginti su parama kitų ES šalių, kaip jos remia savo žiniasklaidą? Aš manau, kad čia jau tokia daugiau labiau filosofinė diskusija ar filosofinė tema, bet mano įsitikinimu žiniasklaida, kuri gyvavo laisvomis sąlygomis, aišku, Lietuvoje tai yra tik tai 30 metų, bet aš kalbu dabar apie vakarietišką žiniasklaidos būtent organizacijas, kurios gyvavo kelius šimtus metų rinkos ekonomikos sąlygomis. Jos jau nebeišgali gyventi vien tik tai rinkos ekonomikos sąlygomis. Taip, jos išgyvena, bet jos turi transformuotis arba žūti, arba išnykti, nes jeigu tai yra keli kodėl taip yra, tai yra todėl, kad tai, kas veikia prieš tai, kas veikia prieš 10 metų, prieš 15, prieš 20 ar prieš 30 metų, būtent žiniasklaidos ekonomika yra taip pasikeitusi, taip stipriai pasikeitusi, kad tai, kas veikia rinkos, ką tu galėjai padaryti rinkos sąlygomis, šiuo metu rinkos sąlygos jau nebeveikia. Taip tariant, turite omeny pirmiausiai technologijas, turbūt ir žmonių įpročius. Aš kalbu taip pat ir apie finansavimą. Finansavimas, nes prieš 20 metų mes neturėjome problemos, kad reklamos pinigai, kurie eidavo tai buvo reklama, tai buvo vienas iš didžiausių, žiniasklaidos pajamų. Mes visada sakydavome, kad reklama turi išlaikyti tą kultūrinę dalį ir taip toliau. Taip. Ar netgi tai kai kuriuose žiniasklaidos priemonėse tai buvo ir 60-70% visų pajamų. Pažiūrėkime tuos pačius internetinius portalus, tai ten beveik 100% buvo, ne 100, bet labai aukštai būtent jų biudžeto eilutėse buvo tas reklama. O dabar, tai dabar mes jau turime tai, kas veikia prieš 20 metų su reklama.
Tai buvo toksai, tai buvo laikraščiai, radijas, televizija ir buvo reklama. Taip, o kas pasikeitė? O pasikeitė tas, kad atėjo internetas. Atėjo internetas ir čia Lietuvoje susidarė tokia tradicija, kad ir toksai, tokia filosofija ir toks galvojimas, kad mes per žmonių kiekį pritraukdami žmonės už dyką, kaip sakant, duodami jiems būtent savo medžiagą už dyką ir pritraukdami jų auditorijas ir jų dėmesį, išgyvensime iš reklamų. Tai, žodžiu, paspaudimai ir taip toliau ir panašiai. Tai čia tada prasidėjo toksai viena transformacija. Ir mes dabar kalbam apie kompiuterį, taip. Ir taip prireikė šiek tiek laiko, kad prisitaikyti, ir tada, žodžiu, prisitaikymas įvyko šioks toks ir tada tada tas ekranas susitraukė į telefono dydžio ekraną. Ir telefono dydžio ekrane reklamos plotai, reklama veikia visai kitaip, ta pati mechanika. Niekas nebemato. Nebenori, kliudo ir panašiai. Tai tada žiniasklaidos priemonės, aš dabar kalbu aišku čia dabar apie internetinės daugiausia, jos tada bandė ieškoti būdų, kaip tai apeiti, kaip su tuo susigyventi. Bandė, kaip sakant, bėgti iš paskos ir ieškojo būdų, bet tuo pačiu metu atėjo ir kitas žaidėjas į Lietuvos rinką, į Latvijos rinką, į Estijos rinką. Aš kalbu apie Facebooką, aš kalbu apie Google'ą. Ir vietiniai verslai, kurie seniau reklamuodavosi būtent žiniasklaidos priemonėse Lietuvoje, tam, kad būtų paspaudimai, kad pristatyti savo produktą ar panašiai, jie suprato, kad yra efektyviau reklamuotis Facebook'e ar Google'e. Taip. Google ir panašiai. Tai atsitiko taip, kad reklamos kiekiai, kurie buvo skirti Lietuvos žiniasklaidai, jie masiškai pradėjo judėti už Atlanto. O kodėl, būtent visų serverių, taip, nes jeigu tu atsidarai parduotuvę Jurbarke, tu nori, kad jurbarkiečiai, kurie gyvena tame regione, ten gatvėje aplinkui ir tame rajone ir taip toliau, jie sužinotų apie tavo parduotuvę. Tai pats efektyviausias būdas tai parduotuviai yra ne vien tik tai reklamuotis laikraštyje vietinėme, kuris yra visiems skirtas, ar internetiniam portale vietiniam, kuris, taip pat, gana skaitomas plačiai jo matomas. Bet tu gali nustatyti pagal regioną, tu gali nustatyti taip, kad tik tai to regiono, kur tu nori, žmonės galės matyti tavo reklamą Facebook'e. Ir taip įvyko, kad reklama tapo daug efektingesnė per Facebooką arba per tą patį Google'ą, nes tu gali nustatyti labai daug įvairiausių dalykų. Tai vietinė parduotuvė, kuri sėdi Jurbarke ir vietoj to, kad reklamuotųsi Jurbarko laikraštį arba Jurbarko būtent naujienų portale, ji reklamuojasi, jos pinigai išeina į Kaliforniją. Taip. Tai mes dabar kalbam, kad būtent ir atsirado ta konkurencija su socialiniais tinklais ir su Bet čia ne vien Lietuvoje, čia Europoje. Čia visur ir Amerikoje tas pats, ta prasme visame pasaulyje. Tai ir tie pinigai išeina ir tada taip atsitiko, kad čia Lietuvoje, aš nežinau tų skaičių dabar paskutinių, bet ar 60 ar net 70% rinkai, Lietuvos rinkai ir Lietuvos žiniasklaidai, jeigu nebūtų Facebook'o ar Google'o, jie būtų čia. O tie serveriai visi Amerikoje. Taip, ir pinigai nuveina taip pat į Ameriką, nesgi tu sumoki Facebook'ui. Tai ir va čia atsirado dėl ko aš kalbu apie tą rinkos ekonomiką, bet ji jau nebeveikia. Ir tada prasidėjo konkurencija taip pat ir ne vien tik tai dėl tų mažų ekranų, bet mažose ekranuose taip pat atsirado ir Facebook'as.
Ir tada reikėjo, žodžiu, vėl persiorientuoti žiniasklaidos priemonėms, kad jie galėtų, pradėti eiti, kaip sakant, kitais keliais. O kaip tada galėjo persiorientuoti mūsų žiniasklaidos priemonės ir turėjo persiorientuoti kartu su valstybe? Taip, bet išeina taip, kad jie yra palikti vieni. Čia ne vien tik tai Lietuvos atvejais, bet čia šiaip tai... Kitaip tariant, valstybė nespėja su ta kaita. Taip, nespėja su kaita ir aišku, norima keisti, norima tai užkardyti, bet tai yra labai ilgas procesas, nes ten Australai bandė tą padaryti, kanadiečiai bandė tą padaryti, bet prancūzai kažką taip pat bandė padaryti, bet kadangi tos korporacijos yra labai įtakingos ir stiprios, jos dažniausiai laimi teismus arba netgi, kadangi ir informacinės priemonės taip pat tapo priklausomas nuo tinklų. Taip pat, aš kalbu apie Facebookus ir panašiai, nes daug turinio yra spausdžiama per ten. Daug turinio, nes pamatė būtent informacijos priemonės, kad turinys yra skaitomas per jas, per paspaudimus Facebook'e, ypač jaunimo ir panašiai. Tai jie tapo taip pat priklausomi nuo paspaudimų jau tose informacijos priemonėse. Ir kai Australijoje buvo konfliktas su Facebooku, Facebookas pasakė, gerai, mes išeinam iš Australijos, ar mes žodžiu, neteikiam nieko Australijoje, gerai, jūs būkite. Panika kilo. Ir tada žiniasklaidos priemonės, kurios buvo jau užsikabinę ant to Facebooko, tai buvo pripratę, kad paspaudimai jiems eitų per Facebooką. Taip. Kad jie taip pat, prasidėjo panika. Prasidėjo masiniai kritimai, skaitimai ir panašiai. Tai čia yra vienas dalykas. Aš dabar vėl kalbu apie tą rinkos ekonomiką, kad Jurbarko laikraštis turi konkuruoti su Facebooku ir su Amerikos kitom dideliam korporacijom, bet čia dabar tik tai yra pradžia. Ir kitas dalykas, kur mes dabar einam su dirbtinio intelekto reikalais. Mes tuoj grįšim prie dirbtinio intelekto, bet Ruslanai pasakėt, kad korporacijos, kaip aš supratau, gali prieštarauti ir jom nepatikti valstybės parama mūsų žiniasklaidai. Ar taip iš tikrųjų yra? Nes tai skirtingi pinigų kapšai. Taip. Tai korporacijoms yra nesvarbu. Aš tik noriu pasakyti, kad jeigu pas tave ateina iš didelės korporacijos, ten nenori minėti vardais technologijų ir korporacijos ir sako, mums labai yra svarbu jums, kad jūs išgyventumėt, mums yra labai svarbu, kad jūs būtumėt, nes tai yra, žodžiu, demokratijos ramstis. Ir nemokamus pietus siūlom. Ir panašiai ir taip toliau. Jiems žiniasklaida nerūpi. Mes tą turime, jiems yra nesvarbu. Atsiprašau už tą. Ar žiniasklaida išgyvens, ar neišgyvens, jiems nesvarbu. Jiems svarbu pinigai. Tai mes ir turime turėti, o dėl to, ar valstybė finansuoja būtent žiniasklaidą ar ne, tai aš nemanau, kad jie labai dėl to rūpinas, gal netgi jiems ir geriau, kad valstybė finansuotų, nes tada žiniasklaida labiau skųsis ir panašiai, kad ar mirs ne taip greitai, kaip galėtų mirti. Ir jį bus didesnė, turės daugiau žiūrovų, klausytojų ir paspaudimų. Taip, tai jai bus naudinga. Jai bus naudinga, nors jie sako, kad mes nuo to naudos beveik neturime. Čia taip pat ir tas buvo argumentas, taip pat Australijoje, sako, mums po to, kai mes išjungėme tą paslaugą, sako, mes nepajutom visiškai, mums tai buvo nusispjauti. Ten masto gal dalykai jie viso pasaulio. Taip. Bet Ruslanai, ar tai, ką jūs sakote čia mūsų tinklalaidėje, mūsų pokalbyje, ar jūs tą sakote mūsų valdžios vyrams, kitaip tariant, ir moterims, žinoma, jos turbūt auklėti irgi reikia, nes daugelis iš jų, ko gero, apie tai negirdėjo. Taip, mes bandom kalbėti, bandom įtikinti juos, kad supažindinti situaciją. Taip, čia ne mes ir su tendencijom, kitos asociacijos kalba. Taip, su tendencijom, nes būtent aš ir kalbu, kad rinkos ekonomika yra jau nebeveikia, kaip jį veikdavo seniau. Ir tos tendencijos šviečiasi labai nekokias, nes jeigu nebus didesnės paramos iš valstybės, ir aš kalbu, kad reikia atrasti tą vadinamą sidabrinę kulką, kaip išgyventi, kaip toliau mes galėsime vystytis, kad žiniasklaida
ji transformuojasi ir ji transformuosis. Bet kad ji liktų žiniasklaida, ne informacijos šaltinis, ne tik tai vienos nuomonės, žodžiu, sakymas ir panašiai, bet pagal visus etikos žurnalistikos Aš netgi pasakyčiau, kad liktų žurnalistika. Taip. Nes žiniasklaida yra viskas, kas skleidžiama, žurnalistika tai yra patikima ir kokybiška. Beje, tik raganą galima užmušti sidabrinę kulką. Tai mes bandom ir raganius, kurie bando jo. O dabar tada prie dirbtinio intelekto dar norėjote minti. Taip, tai dirbtinis būtent, ir aš taip pat norėsiu dar apie žurnalistus truputėlį, tai man priminkit apie jų išgyvenimą. Taip. Tai dabar mes artėjom prie tokios, aišku, yra keli aspektai. Vienas yra, kad lietuvių kalba yra neįveikiama dar normaliai dirbtiniam intelektui, tai mes dar šiek tiek esame apsaugoti, bet tai jau labai greitai keičia, kaip neįveikiama, bet ne tiek gerai įveikiama. Nekokybiška dar, taip. Taip, bet mes prie to jau labai greitai artėjame, tai čia yra laiko klausimas. Tai dabar kas... Laiko klausimas, kada neatskirsime, kas kalba, ar aparatas, ar žmogus. Taip, čia yra tikrai laiko klausimas. Čia yra, aš kalbu apie lietuvių kalbą. Taip, mes dabar girdime, kad dabar su akcentu dar kalba kol kas. Tai, ką žiniasklaida išgyvena su socialiniais tinklais, ne medijom, su socialiniais tinklais. Socialinių medijų nėra. Mes tą turim taip pat pradėti vadinti daiktus savo vardais. Yra socialiniai tinklai. Tai ką dabar žiniasklaida išgyvena su socialiniais tinklais? Ir tai buvo toksai didelis gana sukrėtimas, tai palyginus tai yra tsunamis, tai yra žemės drebėjimas, žodžiu, čia yra toks gana didelis, bet dar išgyvenamas reikalas. Bet kas ateina su dirbtiniu intelektu? Tai yra palyginus, tai yra klimato kaita. Mes išgyvensime ypatingai didelės transformacijas ir mums reikia ruoštis. Tai dabar pratęsiu. Visų pirma, aišku, čia yra teksto dalykai, kopijavimas, nemokėjimas už tekstus, atsakymų generavimas, tas būtent atsakymai pateikiami kaip savo atsakymai, ta prasme, net nėra nuorodų į šaltinius ir panašiai. Tai dabar ką, pavyzdžiui, vakarietiškos žiniasklaidos priemonės išgyvena, tai dabar jos išgyvena tai, kad tai, ką seniau jos labai daug dėmesio skirdavo, pavyzdžiui, tas search optimization vadinamas, tai kaip Google'ui įtikti Google'ui. Tai dėdavo įvairius ten algoritmus savo turėjo, kad būtų kuo aukščiau būtent paieškoje ir panašiai. Ir labai daug lankytojų apsilankydavo pas juos būtent per Google'ą. Ir dabar yra tokia situacija, kad tai faktiškai jau beveik nebeveikia. Nebeveikia, nes yra pakeisti ten algoritmai Google'e, bet taip pat dabar jau yra ir atsiradę dirbtinio intelekto generuojamos naujienos. Tai ką aš turiu galvoje? Pavyzdžiui, aš ateinu, žodžiu, atsiverčiu ten, aš nežinau, OpenAI ar Cloudį ir paprašau, supažindink mane su šios dienos naujienomis Lietuvoje. Ir tau išmeta, įvyko tas. Ir taip yra atribucija ta vadinama, kad yra ten, pavyzdžiui, šaltinis, kurį tu paspaudi, ant kurio tu paspaudi. Bet kadangi tekstai yra, jeigu tu parašai, kad aš noriu, kad tu man apie kiekvieną naujieną parašytum, tekste, pavyzdžiui, 50 žodžių ar 100 žodžių informaciją. Taip. Tai yra sugeneruojama iki tiek gana puikiai sugeneruojama, kad tu jau susipažįsti su informacija ir su gana tokiu, išsamia straipsnio santrauka,
kad tau net nebesinori spausti kažkur toliau ir eiti į tą originalą. Taip tariant, ir interneto portalai darosi pasenę. Pasenę, nes nebereikia spausti, kad jau yra būtent, jau dirbtinis intelektas jau padaro tas santraukas. Santrauka. Ir taip jie atribuoja, ta prasme, yra ten paspaudimas ar ten į 15 minučių, ar į biržiečių žodį. Eini ten, jeigu sudomina ypatingai. Labai sudomina ypatingai. Ir va tame ir yra dalykas, kad nebėra netgi ir paspaudimų, nebėra, tas lankomumas taip pat krenta, nes dirbtinio intelekto būtent robotai, jie sugeneruoja pakankamai gerą tekstą, aišku, ir haliucinacijos prasideda, ir netikra informacija ir panašiai. Nes čia ne žurnalistika. Čia ne žurnalistika, čia yra taip. Ir nieks neatsako, nieks netikrina. Nieks netikrina, bet parašoma taip įtaigiai, kad tu galvoji, kad čia yra tikra informacija. Bet aš nesakau, kad ten visur yra netikra informacija, bet visada reikia tikrinti ir panašiai. Tai tam ir yra patikrinimas, kad tu turi paspausti, bet aš tą darau, bet kiti žmonės, dauguma to jau nebedaro. Vartotojas iš tikrųjų to nedarys. Nes tai yra nepatogu. Vartotojas eina lengviausių kelių, visada ir visur. Aišku, čia kažkiek tai netgi geriau, negu tik tai skaityti antraštės, kaip sakant. Kurios su tekstu mažai ką bendra. Bet jau kalbant apie tuos dalykus, ten jau yra jau atskira ekosistema. Dabar į ką mes patruputį. Tai ir va tas tekstas, kuris yra, jis negeneruoja pajamų. Visiškai. Tai dabar yra taip. Dirbtinio intelekto. Sugeneruotas tekstas, informacija yra paimta iš kokio nors lietuviško portalo. Taip. Informacija yra paimta, aš susipažinau su tą informaciją ir, daleiskim, man pakanka informacijos. Ir viskas, aš nieko nebespausiu. Tai nebėra taip, kad kai kurie žmonės paspaudžia, tada tu nuveini į tą jau portalą ir tada tu matai kažkokią ten reklamą ir tada prasideda. Tai menkniekis palyginus su tuo, kas buvo. Taip, tai dabar jau yra tai. Tai aišku, mes turime dar tuos žmonės, kurie tiesiogiai eina į portalus. Tai mes dar turim, kurie laikraščius ir laikraščius skaito. Taip, Ruslanai, bet viskas vis greičiau ir greičiau. Dabar tendencija yra ta, kad tai yra patogiau. O ką mes galim padaryti, turiu galvoje mes, apskritai, ką mes vartotojai galime padaryti, kaip apsisaugoti. Apsisaugoti mes turėtume. Žurnalistiką išgelbėti. Jo, tai mes turime tada sukurti legalią sistemą, kuri būtent va ta informacija, kuri yra pateikiama jau sugeneruotame atsakyme, ir jeigu tai, jeigu jie yra sugeneruota, jeigu jie yra pateikiama, kad būtent už tą informaciją, nežinau, ten 50 žodžių, 100 žodžių ir ten reikia tą formulę išsigryninti kaip toliau, už tą informaciją turi būti mokestis iš AI-jaus, būtent dirbtinio intelekto kompanijos, mokestis turėtų būti būtent teksto autorių. Nes kitaip tariant, dabar dirbtinio intelekto kompanijos už nieką nemoka. Už nieką nemoka. Jos viską pasiima. Tai čia kaip ir buvo Facebookas, už nieko nemokėjo, žodžiu, ir panašiai. Bet dabar čia yra jau kita filosofija. Tai jau yra kita filosofija ir netgi jie daro geriau negu Facebookas. Ir sakau, tai čia reikia tada, čia ir tada prasideda kova. Čia yra prasideda ir dabar yra laikas. Dar yra laikas, kai mes praradom, dabar čia yra daug kalbama, ką daryti su socialiniais tinklais. Mes dabar jau, dabar galvokim, koncentruokimės labiau dabar netgi tą dalyką taip pat. Aišku, koncentruotis į socialinius tinklus reikia taip pat, bet į tą dalyką reikia labai kol koncentruotis. Kol dar traukinys nenuvažiavo. Taip, kol dar mes galim tą traukinį pastatyti ant bėgų, kuris išgelbės žiniasklaidą. Ruslanai, bet vis dėlto ar kalbate apie Lietuvą ar apie visą pasaulį? Čia mes lietuviai ko gero per maži žaidėjai. Per maži žaidėjai tai yra, šiaip tai Estai yra jau pajudėję tą linkmę, jie klausė, žodžiu, kaip Lietuvoje, Latvijoje, ar mes galime daryti būtent kartu, kažką eiti, judėti, bet tai problema yra ta, kad kiekviena yra skaldyk ir valdyk. Labai puikiai vyksta ir kiekviena technologijų kompanija ateina atskirai, pasibeldžia, žodžiu, ir šitas žinoma nuo romėnų laikų, Divide et Impera. Nepaprastai įdomus pokalbis, bet mūsų laikas ribotas, bet dar prašyt priminti apie tai, kaip išgyventi žurnalistai. Taip. Aš manau, kad čia yra tokia beprotiška idėja, kurią aš norėčiau
po truputį jau, kaip sakant, apie ją labiau diskutuoti, tai yra, kaip ir minėjote, tai žurnalistika, tai yra žiniasklaida yra vienas dalykas, bet be žurnalistikos žiniasklaidos nėra. Nėra. O žurnalistika tai yra žurnalistai, kurie būtent kūrė turinį, turi etikos standartus ir panašiai. Tai yra tie kareiviai, kurie ir yra priešakinėse linijose, be kurių nieko nebūtų. Kadangi taip jau atsitinka, kad aš dabar kalbu apie vakarų patirtį, tas pačias Jungtinės valstijas, kad ten tūkstančiais žurnalistų yra atleidžiami, kadangi mažėja darbo, užsidaro vietinės ypač žiniasklaidos priemonės ir jie atsiranda gatvėje, kai kurie ten daro savo verslą, atidaro savo ten puslapis, kažką panašaus, bet labai daug praranda darbus ir panašiai. Ir visa patirtis, visi kontaktai, viskas, įdirbis nuveina, kaip sakant, šunį ant uodegos. Ir nuo to demokratija kenčia. Demokratijos kokybė kenčia. Jeigu nėra kokybiškų žurnalistų, demokratijos kokybė kenčia. Tai žurnalistai, jie daro paslaugą visuomeniai. Tai yra, mes, tai vadiname gerai, ketvirtoji valdžia, ketvirtoji kolona ir panašiai, be šitos ketvirtos kolonos demokratijos neįsivaizduojama yra, sugriūna. Tai jeigu mes pripažįstame, kad tai yra strategiškai svarbi profesija, kodėl, pavyzdžiui, nepagalvojus apie tokį dalyką, kad pagal kažkokį tai kriterijų atrinkus žurnalistus, aš dar nežinau kriterijų, čia yra diskusijos klausimas, jiems mokėti tą basic universal income, tą vadinamą bazinės pajamas. Taip. Bazinės pajamas, nes, ir čia Lietuvoje turbūt nebūtų labai daug, aš nežinau, čia iki 1000 turbūt yra žurnalistų, kurie dirba jo. Ir jiems mokėti bazinės pajamas. Tai būtų viena iš pagalbų ir pačiom žiniasklaidos priemonėm taip pat. Ir padėtų žurnalistams būti šiek tiek ir nepriklausomiems labiau. Ir padėti išgyventi taip pat. Labai įdomi idėja. Padėti, nes jie pripažinti strategiškai svarbia profesija. O kaip tai atrinkti? Tai čia jau yra diskusijos klausimas. Nes, pavyzdžiui, Airijoje yra laisvieji menininkai ir menininkai, kai kurie menininkai jau taip pat gauna tokias pajamas. Tai turbūt pasižiūrėti, kaip yra Airijoje ir pabandyti, o kodėl mes, pavyzdžiui, Lietuvoje negalėtume būti pirmieji. Arba bent jau pradėti diskusiją šią linkmę. Nes be žurnalistų demokratija žlugs. Tai gal mes šitos idėjos iškėlimu mūsų pokalbį baigime ir susitarkime pradėti diskusiją šitą temą. Taip kad ačiū Ruslanai, ačiū už tai, kad papasakojot apie 25-6 metus. Vilties yra, problemų iškėlėte iš tikrųjų labai globalių. Labai tikiuosi, kad tas problemas išgirs ir mūsų sprendimus priimantys žmonės. Linkiu sėkmės, geros vasaros ir manau, kad priekyje mūsų laukia labai daug didelių darbų. Ačiū. Ačiū Jums. Ir primenu, kad apie šiuos įdomius klausimus ir problemas kalbėjome su Medijų rėmimo fondo direktoriumi Ruslanu Iržikevičiumi. Likite sveiki.